Labas. Mamytė kur? Aš nežinau. Labai geras. Tai, buvo ir blogas dalykas, bet jo. Tai vienas dalykas, kad aš labai greitai bėgau ir kad suspėti į autobusą ir labai greitai, čia labai gerai, bet pradėjo skaudėti va šitą vietą. Dabar jau iki namų labai koja už kojas valdomas, nes skaudėjo. Arba pasitempiau gal raumenį. Tada radau mašinų labai gerų ir labai daug ir mano nuojauta pasitvirtino ir, žodžiu, labai geriausia diena pagal mašiną šitas radinius. Tada trečias dalykas, tai ten labai geri žmonės buvo, nors Augustas sakė, mano draugas, kad tenai, bent jau kai jis buvo, tai ten nelabai geri žmonės buvo, tokie neleido ten kodėti, o šiandien tai tik įleido, sakė, ten tokia moteris paklausė šitą, čia ar jūs toks, sakė, jo, tada tenai sako, tai nestovėkit iš tvoros, įleisiu vyrų, kad papuoštų ir tenai pasakė, kad dažnai atvažiuoja gerų mašinų, tai siūlome užsukti daugiau, pareklamuosiu mus, nes dar, žodžiu, tada susiradau tokį kaip draugą. Ten kitas tas pat žmogelis, kaip aš, irgi atėjo fotkinti mašiną, nes irgi nuojauta tokia jam buvo
Ir kad tos mašinos tenai stovi ir pasirodo iš tikrųjų tai buvo. Ir tada sutiko mane, užkalbino, tipo, gal žinai, kur ten tokia ir tokia mašina, aš sakiau, jo. Aš jį norėjau užkalbinti, tipo, irgi, koks tavo ten tas kanalas ir panašiai, bet jis pirmas mane užkalbino, o aš nespėjau. Jo, ir po to mes nuėjom iki ten kitos vietos kartu, po to gražiai atsisveikinom, jis man pasakė savo ten šitą paskyrą, aš man pasakiau savo, tada gal dažniau susitiksime. Draugą radau. Jis irgi aš kalbos. Aha, ai, ir dar autobuse prie manęs vienuolė atsisėdė. Tai čia aš tipo net kaip tik padėkojau Dievui ir tas beveik tą pačią sekundę prie manęs priėjo vienuolis autobuse. O Dievui padėkojau dėl to, nes tipo, kad radau tas mašinas ir kad draugą radau ir kad geri žmonės buvo. Tai buvo labai gerai.